Sveiki, esu Arnoldas Kazilionis, licencijuotas asmeninių finansų valdymo konsultantas bei profesionalaus investavimo konsultantas Lietuvoje, o Australijoje esu licencijuotas paskolų brokeris. Kalbant apie investicinius fondus, investiciniai fondai skirstomi į 3 kategorijas. Tai yra obligaciniai, mišrūs ir akciniai. Obligaciniai fondai sudaryti yra iš įvairiausių obligacijų, skolos vertybinių popierių ir jų pajamingumas svyruoja 1–2–3. Mišrūs fondai arba vidutinio pajamingumo fondai generuoja 4–6% ir jie yra sudaryti dažniausiu atveju iš 50% akcijų ir 50% obligacijų. Ir akciniai fondai arba kitaip vadinami rizikiniai fondai, nes jų svyravimo amplitudė yra didžiausia ir jie gali sugeneruoti ir 30% plus ir taip pat gali nukristi 30% žemyn. Ir tai yra akciniai fondai sudaryti iš įvairiausių kompanijų akcijų. Ir jei mūsų tikslas yra kapitalo auginimas ir mūsų kaupimo laikotarpis yra daugiau negu 10 metų, tai visada rekomenduojama rinktis agresyvius akcinius fondus, nes jie yra skirti kapitalo auginimui. Investiciniai fondai yra finansinės kolektyvinės priemonės, kurios sutelkia daugybės investuotojų lėšas vienam bendram investavimo tikslui pasiekti. Ir investiciniai fondai nėra juridiniai vienetai ir jie net teisiškai bankrutuoti negali. Ir žmonės renkasi investuoti į investicinius fondus tam, kad suvaldytų nesisteminę riziką, arba dar kitaip vadinant, kad suvaldytų kompanijų bankrotų riziką. Nes investiciniai fondai dažnu atveju investuoja į 50 skirtingų kompanijų akcijų. Ir yra paskaičiuota, kad jeigu investicinis portfelis sudarytas daugiau kaip iš 16 turto klasių arba iš 16 skirtingų kompanijų akcijų, tai jų bankroto tikimybė yra artima nuliui. Mes suvaldom portfelio bankroto riziką investuodami į investicinį fondą. Taip, dabar kalbant apie ekonominius ciklus. Ekonominiai ciklai kartojasi kas 8–12 metų. Prisiminkim mūsų istoriją. 90 metais turėjom Tarybų Sąjungos žlugimą, po 10 metų turėjom dotcom krizę, po 9 metų turėjom 2009 pasaulio finansų krizę, kuri atėjo iš Amerikos, dar po 11 metų turėjom COVID ir dabar turėsim sekančią krizę aplink 2030 metus. Ir būtent tas visas ekonominis ciklas, kuris atsikartoja kas 8–12 metų, susideda iš 2 etapų. Tai yra kilimo ir kritimo. Kilimo etapas yra toks ilgesnis, trunkantis ilgiau ir jis trunka apie 5–7 metus, o kritimo ir atsistatymo laikotarpis įvyksta dažnu atveju greitai ir dažniausiai trunka nuo metų iki 3. Kai pasaulyje įvyksta kažkokie tai neramumai, žmonės pradeda bijoti, mažina savo vartojimą ir to pasiekoje ekonomika ir investiciniai fondai keliauja žemyn. O kai žmonės nustoja bijoti, kai pavargsta bijoti ir kai pradedam vartoti, ekonomika pradeda keliauti aukštyn, mes tada pradedame džiaugtis, pradedame keliauti, pradedame daugiau išlaidauti ir ekonominis variklis užsikuria. Ir būtent kriziniais laikotarpiais, kai visi bijo, panikuoja, reikia būti drąsiems. Kodėl? Nes finansinių instrumentų kainos kriziniais laikotarpiais mažėja. Būdami pasiruošę, turėdami kapitalą, kurį galime nukreipti į investicijas, būtent kriziniais laikotarpiais mes galime nupirkti daugiau ir pigesnių investicinių vienetų. Ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų investicinių fondų investiciniai vienetai ir taip toliau. Ir aš čia noriu uždėti akcentą, kad kiekvienas mes suprastume, kad būtent kriziniais laikotarpiais mes turim puikias investavimo galimybės didesnėm sumom. Ir reikia elgtis priešingai, kaip elgiasi didžioji dalis žmonių. Būtent kriziniais laikotarpiais dauguma žmonių išsigąsta, bijo, stabdo investicijas, išsiminėja pinigus. Ką daro didieji pasaulio investuotojai, didieji pasaulio kapitalai kriziniais laikotarpiais? Kaip tik jie didina investicijas, o kai visi gyvena euforijoje, kai visi džiaugiasi, kai ekonomikos kyla, didieji pasaulio investuotojai dažnu atveju pradeda bijoti ir išsiminėja pinigus, stabdo investicijas, nes laukia krizinio laikotarpio. Mums visiems reikėtų taip elgtis. Kai visi bijo, mums reikia būti drąsiems ir kai visi yra labai drąsūs, mums jau reikia pradėti susimastyti arba netgi bijoti. Ir būtent investiciniai fondai pasiekiami per kaupiamuosius gyvybės draudimus yra aktyviai valdomi. Juos valdo profesionalūs fondo valdytojai. Ir kai kompanijos susiduria su kriziniais momentais, profesionalūs fondo valdytojai tas kompanijas pašalina iš investicinio fondo ir įdeda kitas kompanijas. O kai mes investuojam patys savarankiškai, tai mes jau turime
turim suprasti ir mokėti techninę analizę, fundamentinę analizę, mokėti analizuoti kompanijų rodiklius, makroekonominius rodiklius ir daugelį kitų faktorių įsivertinti. Taigi, investuojant į investicinius fondus per kaupiamuosius gyvybės draudimus, mes turim profesionalų pagalbą ir priežiūrą, o investuodami patys savarankiškai esame visiškai vieni. Ir, aišku, susimokam valstybei mokesčius. Nes jeigu mes investuojam į investicinius fondus pasiekimus per kaupiamuosius gyvybės draudimus ir išlaikius sutartį daugiau negu 10 metų ir išiminėjant pinigus, mes nebemokam GPM 15% nuo investicinio prieaugio. O kai investuojam savarankiškai, susimokam visus mokesčius valstybei. Jokios pagalbos neturim. Ir kad suprastumėte apie investicinius fondus, paanalizuokime juos šiek tiek giliau. Pirmos kategorijos yra obligaciniai fondai, kurie yra sudaryti iš įvairiausių kompanijų obligacijų. Tai yra skolos vertybinių popierių. Ir jų pajamingumas dažniausiai svyruoja 3%. Ir būtent tokius fondus renkasi klientai, kurie turi sukaupę jau didesnį kapitalą ir jų strategija yra skirta kapitalo išsaugojimui. Nes, pavyzdžiui, jeigu iki pensijos yra likę 5 metai ir mažiau ir žmogus turi sukaupęs didesnį kapitalą ir nori jį išsaugoti, tai jis konservatyviai pasideda į obligacinius fondus ir ramiai sulaukia savo pensinio amžiaus, kada jau reikės sukauptų kapitalų pradėti naudotis. Ir važiuojam toliau. Mišrūs fondai. Mišrūs fondai sudaryti iš 50% akcijų ir 50% obligacijų. Ir šių fondų vidutinės metinės grąžos svyruoja nuo 4 iki 7%. Mišrūs fondai dažnu atveju sudaryti iš pramoninių kompanijų, dažnu atveju jo geografinės teritorijos yra Skandinavija. Ir trečia kategorija yra akciniai fondai skirti kapitalo auginimui. Akcinių fondų vidutinės metinės grąžos svyruoja nuo 8, dažnu atveju iki 14%. Ir šie fondai sudaryti tik tai iš įvairiausių kompanijų akcijų. Ir akciniai fondai arba rizikiniai fondai dažnu atveju nukreiptos investicijos yra į technologinės kompanijas, kurios turi didžiausią potencialą augti. Ir kaip visi žinom, didžiausios technologinės kompanijos yra Amerikos kompanijos. Google'as, Apple'as, Amazonas ir taip toliau. Teko skaityti apie Google'ą, kad Google'as turi tiek pinigų, kad Lietuvą išlaikytų 15 metų. Tai investicijos nukreiptos į tokio lygio kompanijas. Ir jeigu mūsų tikslas yra kapitalo auginimas, visada renkamės agresyvius akcinius fondus. Investuojant į investicinius fondus pasiekiamus per kaupiamuosius gyvybės draudimus, reikia suprasti, kad su mūsų įmokomis fondo valdytojai perka fondo investicinius vienetus. Ir mūsų tikslas yra sukaupti investicinių vienetų kuo daugiau. Ir šiuo atveju mes nekaupiam grinų pinigų, o kaip minėjau, mes kaupiam investicinius vienetus. Ir dabar investicinio vieneto kainos pokytis. Imkim pavyzdį. Jeigu šiais metais, tarkim, sausio 1 dieną investicinio vieneto kaina kainavo 100 eurų ir metų pabaigoje uždarė metus su 110 eurų kaina. Vadinasi, investicinio vieneto kainos pokytis yra 10%. Ir sutarties pabaigoje, kai mes jau norim pasimti savo sukauptą kapitalą, sukauptus pinigus, fondo valdytojai mato, kiek mes turim sukaupę investicinių vienetų, daugina iš tuometinės investicinio vieneto kainos ir perveda pinigus į mūsų sąskaitą. Todėl supraskit, kad kuo daugiau investicinių vienetų sukaupsit, tuo bus didesnis jūsų kapitalas. Ir kaupdami pinigus per investicinius fondus, mes juos kaupiam dviem būdais. Visų pirmiausiai, konservatyviai su periodinėm įmokom. Perkam, kai rinka kyla, perkam, kaip krenta, kyla, krenta, kyla, krentam ir mes gaunam to kilimo kritimo vidurkį. Kitas labai svarbus momentas – išnaudoti krizinius laikotarpius papildomom investicijom, nes būtent kriziniai laikotarpiai leidžia mums nupirkti pigesnių investicinių vienetų. Ir už tą pačią sumą mes nuperkam jų daugiau, nes kainos yra nukritusios. Tai rekomendacija visų pirmiausiai laikytis periodinio investavimo plano, nusimatyto pačioj pradžioj. Ir kitas momentas – būti pasiruošusiam kriziniais laikotarpiais atlikti papildomas didesnės investicijas, kas padės sukaupti dar daugiau. Būna konsultacijų metu, bendraujant su žmonės sako, šiandieną prisijungiau prie savo paskyros ir mačiau vieną sukauptą sumą, o kitą dieną mačiau jau mažiau. Tai dar kartą pasikartosiu, kad tikslas sukaupti kuo daugiau investicinių vienetų ir vienos dienos pokyčiai aukštyn ar žemyn ilgalaikiai mūsų perspektyvai nedaro jokios įtakos. Mūsų tikslas sukaupti kuo daugiau investicinių vienetų.
vienetų. Ir kai jau norėsim trauktis iš sutarties, mes žiūrėsime, kad investicinio vieneto kainos būtų aukštai ir tada mes turėsim galimybę pasimti didžiausią savo sukauptą kapitalą. Nes investavime yra labai paprastas principas. Buy low, sell high. Jeigu reikia trauktis iš sutarties, fondo valdytojai ar fondas mūsų turimus investicinius vienetus atperka pagal tuometinę kainą ir perveda pinigus į mūsų sąskaitą. Na ir pabaigai, investuojant į investicinius fondus pasiekimus per kaupiamuosius gyvybės draudimus, mes turime visišką pagalbą ir priežiūrą iš profesionalių fondo valdytojų. Mums reikia atlikti tik tai periodinės įmokas kiekvieną mėnesį ir išlaikę sutartį daugiau negu 10 metų. Mes nebemokam valstybei GPM 15%. O jeigu investuojam patys savarankiškai, mes turime mokėti ir suprasti techninę analizę, fundamentinę analizę, turime mokėti analizuoti įmonių įvairiausius rodiklius ir ar turėsime geresnius rezultatus nei juos turi profesionalūs fondo valdytojai. Klausimas. Tai jeigu neturit noro ir laiko ištisai prižiūrėti ir rūpinti savo investicijom, tai geriausias sprendimas patikėti investicijas profesionaliems fondo valdytojams ir rinktis investicinius fondus pasiekimus per gyvybės draudimo bendrovės. Į kamerą žiūrėk, niekur kitur sprendė. Investuojant į investicinius fondus. Žmonės eina. Labą dieną. Labą dieną, žmonės. Jau pradėjai? Investiciniai fondai. Kas yra investiciniai fondai? Varnelė dar. Ir profesionalūs fondai. Periodinio investavimo planą, kurį Palauk. Nu tu Jau, labai gražus. neblaškyk manęs. Girdi, kaip tūsas tenai vyksta. Kodėl aš turiu čia dirbti, o ten linksminasi žmonės. Ant laivo denio šokinėja ir dainuoja. Tu ilgai čia stripinėsi aplink, išjung tą kamerą.